savo baigiamąją kolekciją Grožio šerdis dalyvavau Sustainable Fashion Week renginy. Nusprendžiau dalyvauti, nes buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip mano kolekcija, kuri yra ganėtinai teatrališka, nors ir jinai yra tvarios mados principų kurta, žiūrėtųsi tokiam šiuolaikiniam renginy. Mano požiūris į tvarią madą, kuriant šią kolekciją, buvo paremtas labiau tokiu timeless fashion principu, kad kiekvienas drabužis būtų išskirtinai unikalus, kurio net neįmanoma atkartoti, nes kadangi jie yra visi tokie ganėtinai eksperimentiniai, tarkim, nenudažys antrą kartą vynų, sijono taip pat, ir žmogus dėvėdamas tokį drabužį, jis būtų vienintelis. Tos visos mano medžiagos naudotos, jos yra natūralios. Tarkim, jeigu jau yra kažkas siūta nuo nulio, tai yra siūta iš šilko, iš vilnos, kas nėra ten sintetika, tai medžiagos yra vis tiek tvarios tuo atžvilgiu, kad jos yra geros kokybės. Na ir aišku, visokie komponentai, ten vynuogės, vaškas, gėlės, tai irgi yra natūralus produktas. Vis tiek tas įkvėpimas, jis ateina iš tavo aplinkos, kaip tu gyveni, koks tavo gyvenimo būdas. Na, kadangi aš esu gimus Vilniuj, tai yra neatsiejama dalis, tu visą laiką nori reprezentuoti būtent tą emociją, kurią dabar gyvena žmonės. Šiuolaikiniam kūrėjui yra labiau svarbu ne vizualas, o būtent idėja ir kaip būtent žiūrovas interpretuos ir išjaus. Na, aišku, greitosios mados neišvengsi žmogus gyvenantis šiuolaikiniam pasaulyje, nes ir susinešioja tie drabužiai ir visko savo nesisiūsi. Tiesiog stengtis tos drabužius pirkti sąmoningai. Tvarumas egzistuoja tiek, kiek mes jį branginam. Ir jeigu mes branginsim tą daiktą, kurį nusiperkam, tai jis ir išliks ilgam.